Labą dieną, šiandien mūsų svečias vienas iš geriausių Lietuvos MMA kovotojų Sergej Gričichų. Labą dieną. Atsakyk mums į tokius klausimus, kaip, pavyzdžiui, kaip vertini treniruočių stovyklą čia? Treniruočių stovyklą vertinu labai gerai, krūvis buvo pakankamai didelis ir sportininkai iš tikrųjų negailėjo savo jėgų, treneriai stengiasi, dalinosi patirtimi, tai labai teigiamai vertinu šitą stovyklą, tai gavom naujos patirties, naujų veiksmų, treniravimo metodikų, naujų sužinojom, būtent iš Brazilijos atstovo, tai sakyčiau, kad gan nemažai patirties ir teigiamų įspūdžių šitos stovyklos. Tu dažnai dalyvauji tokiuose stovyklose? Tenka dalyvauti, aišku, labiau Lietuvoje, norėtųsi išvažiuoti į užsienį, į kokią Braziliją, Ameriką, pasižiūrėti, kad būtų daugiau sparring partnerių, tačiau kasmet vyksta Smauglių stovykla, kuri vyksta Zervynose, Varėnos rajone. Tai kasmet dar stengiuosi dalyvauti dziudo tarptautinėje stovykloje Dauguose. Dabar kasmet tampa tradicija, darome sambo stovyklą Smiltynė, tai vis tiek karts nuo karto nuvažiuoju, sudalyvauju. Tai... O dabar ir MMA stovyklą prisijungs. Taip, prisijungs MMA, tai tikiuosi, kad organizatoriai atkreips dėmesį ir jau bus kasmetinė stovykla. Ką galėtum išskirti iš esančių dalyvių, gal kas nors savo įgūdžiais nustebino ar atvirkščiai? Na, iš tikrųjų, be abejo, reiktų išskirti trenerį, tai Marcelo Giudici, tai tikrai labai patyręs kovotojas ir kas mane labai žavi jame, tai būtent psichologinis pasiruošimas, jo nusiteikimas kovoti, ta prasme, jisai tą savo patirtim dalinosi su mumis, kaip jisai ėjo į kovą, kaip jisai nusiteikia, ta prasme, į kovą žiūri plačiau ir akcentuoja ne tik veiksmus, akcentavo šioje stovykloje, ne tik kaip užlaužt, pasmaugt, apeiti gynybą, bet akcentavo kovos strategiją. Tai iš tikrųjų labai svarbu ir mažai kas pas mus akcentuoja Lietuvoje. Tai kaip iš trenerių Marcelo Giudici, Marius Misiūnas, tai išmokom iš tikrai nemažai naujų dalykų. Kas liečia trenerius, tai aš labai patenkintas tiek iš Mariaus Misiūno pusės, tiek iš Marcelo. Tai Aš manyčiau, kad Marius tai vienas geriausių trenerių smūgiavimo Lietuvoje su labai didelė patirtimi ir Marcelo Giudici yra brazilų džiudžitsu meistras, tai labai geras derinys iš sportininkų. Gal norėtųsi matyti šiek tiek daugiau jaunimo, kad prisijungtų. O be abejo, gerą įspūdį palieka Saulius Bučius, vaikinas labai stengiasi ir nepraleidžia treniruočių, tai Rusijos atstovai labai gerai pasiruošė fiziškai, tai smūgiavimo technika, būtent boksas gan aukštam lygiu, tai šiaip esu labai patenkintas stovyklą, jų dalyviais ir visas kolektyvas labai komunikabilus, linksmas, tai malonu buvo bendrauti, apsikeisti patirtim, tai labai džiugu. Ko tavo manimu trūksta Lietuvos kovotojams tam, kad dalyvautų aukštam lygiai? Charakterio, užsispyrimo, noro sportuoti. Tai viskas priklauso nuo asmens, nuo tavo asmeninių savybių. Jeigu tu nori, tu visą laiką surasi ir laiko, ir galimybių surasi, ir surasi su kuom sportuoti, kur sportuoti. Tai aš manyčiau, kad čia priklauso nuo žmogaus. Bus noras, bus varžybos, bus rezultatai. O savo seminaruose tu naudosi gautus čia įgūdžius? Nu, aš stengsiuosi visų pirma iš tos įgūdžius panaudoti varžybose, treniruotėse, o seminarai tai man tai antrailis dalykas, pakviečia labai gerai, nepakviečia, nes visų pirma aš save kol kas skaitau sportininku, tai aktyvių sportininkų, kurie sportuoja, dalyvauja varžybose, tai šita patirtis man visų pirma pravers varžybose, treniravimosi metu, be abejo ateis laikas, kai reikės dalintis patirtim su jaunimu, tai be abejo
kažką iš to bandysiu pritaikyti prie savo technikos, prie savo žinių. O kada tavo artimiausia kova? Labai sunku tiksliai pasakyti, kol kas yra numatyta spalio pirmąją pusę kova Škotijoje su labai patyrusiu kovotoju Paulu Reidu. Tai vienas pajėgiausių Škotijos kovotojų, kuris įeina į top 10 Europos MMA kovotojų. Tai vat kol kas kaip ir tiksliai suplanuota kova su juo, bet manau dar iki to atsiras kitų kovų. Tai... Ir spėsi patobulinti savo naujus įgūdžius. Kitais metais tu atvyksi į stovyklą, jeigu bus organizuojama, ar dar negalvoji apie tai? Ne, tai aišku, jeigu organizatoriai pakvies, būtinai atvažiuos. Jeigu stovykla vyks, tai be abejo, net nėra klausimo, nes, jūs pažiūrėkit, kokia puikiai vieta, ežeras, gamta, patyrę treneriai, geras kolektyvas, ko daugiau reikia, ta prasme, atsiriboti nuo miesto rutinos, nuo darbų, nuo visko ir gerai kompanijoje praleist laiką, pasportuoti, išsikrauti, krūvis tikrai geras, įgauni daug patirties, daug žinių ir tuo pačiu pailsi, tai puiku. O kaip tu manai, kodėl daug tokių garsių kovotojų neatvyko į stovyklą? Ar jie užsiėmė, ar patirties jau pakankamai turi? Nu, čia visų pirma man įdomus būtų klausimas jum, kas tie populiarūs kovotojai pas mus Lietuvoje. Tai vat man būtų įdomu sužinoti, ar čia į ką reikia atsižvelgti, ar į techniką, ar į pasiekimus. Ir kas norėjo, tas atvyko, tai vat pagarba tiem kovotojams, kas atvyko, man labai džiugu, o kas neatvyko, kažkokios žvaigždės, aš net sunku pasakyti iš tikrųjų, kas pas mus Lietuvoje yra, kas. Valdas Pacevičius, Arūnas Vilius ir daug jų tokių. Nežinau, matyt, gal šeimininės priežastys yra kažkokios, gal galimybės neleidžia, darbas ir taip toliau, nes kiekvienas turi savo užsiėmimų ir man kaip jaunam nėra šeimos, vaikų, žmonos, tai kaip ir gal paprasčiau ištrūkti ir kitiem gal sunkiau. Tai va. Kitais metais stovyklai susistiksi? Taip, be abejo. Kągi, ačiū už atsakytus klausimus. Dėkui jums labai.